Mūsų studijos svečias Arnoldas Tubelevičius, kurį tikriausiai pažįsta jau nemaža dalis Šalčininkų rajono gyventojų. Vasaros ir turbūt jau ne tik vasaros, šventės, įmonių renginiai, gimtadieniai, šeimų susibūrimai dažnai neapsieina be gyvos ugnies, dūmų aromato ir labai skanių patiekalų, kuriuos gamina jo įkurta Arno Grill lauko virtuvė. Mūsų šiandienos pokalbio leitmotyvų galėtų būti paties Arnoldo išsakyta mintis, kad kai ugnis susijungia su aistra, gimsta ne tik labai skanūs patiekalai, bet ir emocija stipri. Tai Arnoldai, papasakokite šiek tiek apie save, kas esate už savo įkurtos virtuvės ribų. Tai sveiki dar kartą. Tai, kaip sakėte, esu Arnoldas Tubelevičius, dabar esu Arno Grill lauko virtuvės šefas, vienas iš įkūrėjų, direktorius, išskyrus virtuvę nuo sausio mėnesio esu pilietinės gynybos įgūdžių kurso instruktorius, dirbu dar ir apsaugoj, esu, kaip sakoma, vyras, patėvis, na ir šiaip Lietuvos pilietis, kaip sakoma, kuris stengiasi judėti priekį. Kiek daug veiklos. Kaip prasidėjo jūsų kelias į būtent maisto gamybos sritį? Kelias į maisto gaminimo, aplamai į maisto gaminimą, tai galbūt nuo to, kad šiaip esu po mokyklos pradėjęs bandyti daryti kario karjerą, tarnavau pagal sutartį 4 metus ir man nepavyko tęsti savo karjeros dėl sveikatos problemų ir buvo klausimas sau, ką turiu daryti toliau. Ta prasme, kas man dar patinka gyvenime. Tai pagalvojus, man visada buvo potraukis į maisto gamybą ir aš baigiau kulinarinę mokyklą Žirmūnuose, praktiką pradėjau Stiklėse ir nuo ten palaipsniui buvo pradžia. Po to kelionė į Airiją dėl tam tikrų priežasčių ir dauguma būtent savo įgūdžių buvo įgauta ten, nes ten gamindavau ne tik restorane, bet ir susipažinęs su migrantais iš būtent rytų šalių, su uzbekais, armėnais, ukrainiečiais kai kuriais ir ten mes kaip tik ir įgavau tą būtent potraukį gaminti gyvos ugnies ir anglių pagalba. Tai galima sakyti, kad tai kažkurį laiką buvo toks kaip hobis jūsų, bet arba jeigu ne hobis, tiesiog mėgote tai daryti, bet kada atėjo ta mintis, kad iš to galima verslą kurti kažkokią? Dėl verslo tai grįžus iš Airijos. Pradžioje grįžęs iš Airijos, porai savo draugų pagaminau antrąją vestuvių dieną, būdamas ten kaip svečias. Tiesiog žmogus, kuris švenčia, baliavoja iki 4 ryto ir dar... Ir po to gamina kitą. Pasakymas vieno mano draugos, tu sako, tu bet kokioj būsenoj būtum pavargęs ar ne, iškepsi šašlyką geriau negu mano tėvas pavargęs. Antrą dieną. Ir vienas draugas kėlė tokį mintį, sako, nes mano požiūris buvo rimtas, ta prasme, porą dienų prieš tai yra užduotis. Sekmadienį po vestuvių gaminam šašlyką, ten 40 svečių, reiškia, aš porą dienų prieš viską sumarinavęs, indus suruošęs, angliai suruošęs, pragalvojęs, kiek reikia iešmų, o ne ta prasme, kad šašlykinė tokia, ir kepsiu ten. Kaip dauguma žmonių sakytų, alų atsidarė ir bus kaip bus. Ne, mano kokioj stadijoje būtų, tas svarbumas į maisto gamybą buvo toks, kad viską paruošiu, na ir tvarkingais, apgalvojęs visas detalės, atiduodu. Ir vienas iš draugų, kuris irgi paprašė tos pačios, kaip sakoma, paslaugos, tai sako, už tai reikia į pinigus imti. Čia buvo pradžia minties. Antrą kartą tai buvo susitikus su vienu iš vaikystės draugų, kuris dabar irgi yra gan žymus asmuo, jis yra No Problem renginių organizatorių įkūrėjas. Tai mes su juo kažkaip abu baigėm kariuomenės karjerą skirtingose sferose. Susitikom, pakalbėjom, pas vieną buvo verslumas, kaip sakoma, pas kolegą, pas mane gamyba. Na ir po to pokalbio prasidėjo ta mintis bandyti tai kurti kaip verslą. Net ne mintis, atsiprašau, patikslinsiu, o jau pradžia realizacijos. Tai tiesiog susijungia du tokie, įgūdžiai ir tada gimė verslas. Ir tada iš karto gimė Arno Grill lauko virtuvė, ar tai buvo dar kažkas prieš tai? Šiaip pavadinimas Arno Grill gimė anksčiau, nes aš prieš tai bandžiau jau kažkiek pats, bet tai buvo dar ne ant tiek rimtai. O
O šiaip pavadinimas Arno Grill atsirado kaip tik iš po tų vestuvių. Vienas iš mano draugų man padovanojo prijuostę, Facebook'e yra kažkur nuotrauka, balta prijuostė atsargiai Arno virtuvėje. Arno tai mano tai vadinamas nickname'as iš senų laikų, ten, kaip sakoma, kai trumpindavo mokyklose vardus ir panašiai. Ir artimi draugai dažnai Arno, Arnai, ten, nes Arnoldas gal ilgai. Ir iš tos atsargiai Arno virtuvėje ir atsirado pavadinimas Arno Grill. Tai mes jau pradėję kurti verslą su draugu, jau pavadinimą kaip ir turėjom. Tai va, ta pradžia jau kaip ir buvo įvykusi. O prisimenate savo pirmą tokį rimtesnį renginį, kuriam jau jūs taip oficialiai kaip verslo atstovai, savo dalyko atstovai gaminote maistą tam renginiui? Gal, sakyčiau, pats taip sudėtingiausias, kur važiavo 8 žmonės, tai buvo praeitą vasarą vienas iš, bet jau verslui įsibėgėjus. O pirmasis, patį pirmąjį prisimenate dar? Patį pirmąjį, aišku, atsimenu, tai buvo Tele2. Tai toks iš karto pirmas ir iš karto pakankamai rimtas toksai renginys. Taip, tai buvo Tele2 baidarių plaukimas Sližūnuose sodyboje pas Aidą. Ten realiai buvo dar ir paskaičiuota labai sunkiai, pelnas labai mažas, darbo įdėta begalybė, ten 4 dienos darbo prieš, buvo visko daug, viskas sudėtinga, bet jiem labai patiko. Va, tai ir už nedidelę kainą. Už labai Tai Tele2 labai pasisekė. Taip, dažniausiai su kai kuriam įmonėm taip ir būna, kad va, direktorius duoda užduotį savo sekretoriai ir renkasi. Bet čia buvo pradžia. Čia va, buvo pradžia, kovinis išvažiavimas, kuris parodė daug, ko reikia padaryti, kad po to būtų patogiau. Ar buvo dar kažkokių kitokių svarstymų, ar iš karto pasirinkote būtent grill tokį tipo maisto gaminimą? Aš pradirbęs restoranuose Airijoje ir šiaip Lietuvoje savo nusprendžiau, kad aš noriu gaminti tik ant gyvos ugnies ir tik būdamas pats spręsdamas, ką daryti. Kai gavau pakankamai įgūdžių, kad galėčiau būti šefu, jokių būdų už bet kokius pinigus neeičiau į jokią keptuvinę virtuvę, kur nors didžiausia žvaigždė šalia manęs būtų, tai, kaip sakoma, to ir net nesutikčiau. O sudėtinga pasirengti renginiui kažkokiam gaminti maistą ir kiek to laiko reikia, juk tą rezultatą mato kelias valandas žmonės, kiek dalyvauja renginy, o jūs kiek tam skiriate laiko? Minimum 2,5 dienos, galima sakyti 2 dienos mažiausiam renginiui, nes tai prasideda nuo planavimo, supirkimo produktų, paruošimo, tada išvykos diena irgi jinai turi daug etapų, mašinų sukrovimas, išvykimas, geležies sukrovimas, pati gamyba, grįžimas su įrangos tvarkymu. Tai netgi kam atrodo, mūsų 20 žmonių, kodėl yra pas mus ta minimali riba, kad mes važiuojam. Taip. Tai mažiau negalim, nes tai yra, pavyzdžiui, vieno žmogaus 2 dienos darbo, ir dar viena diena 2 žmonių. Tai realiai tai 3 darbiniai etatai sudirba vienam renginiui. Čia yra minimum. O su užkandžiais važiuoja dar mergina, kuri patikimus daro užkandžių. O jūsų komanda sudaro kiek žmonių? Daug. Pas mus yra virš 15 komandų žmonių, nes Arno Grill yra laisvas samdomas formatas, žmonės turi savo kitus darbus dauguma, iš mūsų komandos narių, virėjų, vairuotojų, merginų, kurias dirba serviravime. Tai šiaip virš 15 dabar. Yra pora dar nestabilių, bet čia kai kurie studentai ateina, kas su teisėm, vyrai stiprus, kurie gali kazanos panešiuoti. Tai va, ir mes dar imam, dar kviečiam. Nes, kaip žinot, vasarą žmogus, kuris paprastas dirba, jisai gali turėti šeimos gimtadienį, šeimos šventes, būti užimtas ir panašiai. O tai kokie yra pagrindiniai iššūkiai dirbant būtent lauko virtuvėje? Ištvermė, maistos, priklausomai apie kurią poziciją klausėt, bet visur žmogus turi suprasti, ką jis daro. Jeigu tai yra virėjas, tai man svarbu, kad kitas virėjas, kuris pas mane ateina, būtų svarbiausia geras organizatorius, kuris gali pats išvykoje suvadovauti, kaip
nežinau, kaip, pavyzdžiui, karys, kapitonas gavęs užduotį pilnai viską pats padaryti, taip, karininkas. Taip. Tai taip pat ir vyrvyrėjas turi turėti sugebėjimą suvadovauti su logistika, su produktų surinkimu, su atvykimu, kontaktais savininko sodybos, kontaktais žmogaus, kurie yra šventė, pats suvadovauti visiems žmonėm ir grįžti. Be to jisai turi būti dar lankstus mano sprendimam, nes, kaip pastebėjau, būna ateina labai patyrę žmogus keptuvinės virėjas, kaip sakau, jisai dekoruoja idealiai, jisai gamina daug, duodam pakept šašlyką, ne, aš sakau, sako žmonės, kurie ragavo, kurie daug supranta, sako, pas tave vis tiek kitaip yra geriau. Tai man dar svarbu, kad žmogus būtų lankstus, išmokti taip, kaip reikia. Kartais atėjęs jaunuolis, ką tik po kulinarinės mokyklos, kuris dar, kaip sakoma, neturi vien tik savo nuomonės ir gali lengvai išklausyti, pavyzdžiui, tai, ką aš sakau, arba priimti naują informaciją ir į ją adaptuotis. Pasakai, taip ir taip reikia kepti ir daryti. Jis taip darys, pas jį gausis geriau. Tai virėjas turi būti šefas su organizaciniais gebėjimais, lankstus, jeigu jis yra ne grilistas, pavyzdžiui, lankstus įgauti, kaip sakoma, grilmeistriškumo, jo grill įgūdžių. Ir aišku, komunikabilumas, nes mes esame mobili virtuvė, mes ne restoranas. Tai kas liečia kitas pozicijas, tai vyrukai, kurie su teisėm, kurie vairuotojai, tai ištvirmė, nes kazanai šašlykinės sveria daug. Nežinau, kam teko pabūti prie poros grilių vasarą prie 27-28 laipsnių, tai yra nelengva. Merginos, kurias vyksta, tai maisto dekoravimo svarbiausias savybės ir greitis ganėtinai irgi yra svarbus, bet greitis ateina su laiku dažniausiai. Bet merginos reikalingos, kuris turi tą menišką įgūdį gražiai pateikti patiekalą. Jeigu tai yra pas žmogų, anksčiau ir vėliau greitis ateina ir... O lauko virtuvės patiekalų, tam, kaip sakote, gražiai patiekti yra tendencijos kažkokios, reikia sektis. Labai svarbu. Mes turim nuotraukas padarę savo tiek užkandžių, tiek daugmaž kaip mūsų patiekalai atrodo ir visada reikia jų prisilaikyti. Tai o kas yra svarbiau, nepriekaištingas pateikimas labai gražus, ar vis dėlto nepriekaištingas skonis? Sakyčiau, jeigu šiais laikais atsakymas, aš manau, idealiai skamba taip, kad tai yra totalus balansas. Negali būti nei 1% kažkur daugiau ar mažiau. Nes dabar yra vizualikos laikotarpis, visi mėgstam gražias nuotraukas, bet jeigu tai yra neskanu, tai o kur tas sąžiningumas? O kita vertus, gražus pateikimas gali sustiprinti skonį. Čia yra ar tik tai norėjimas čia yra protingo balanso atsakymas. Jeigu yra maistas skanus, pateikimas sustiprins skonį. Bet jeigu maistas yra sugadintas, išdžiūvęs šašlykas, nežinau, sugadintas per didelių vandens kiekių plovas, nepošęs, tu jo gražaus nepadarysi. Pirmas dalykas, maistas pats turi būti pagamintas gražiai. Pavyzdžiui, šašlykas turi turėti idealią spalvą, jokių juodulių, sultingas, pavyzdžiui, man tai yra gražu. Taip, bet mūsų laikais dar svarbu yra vizualika ir pateikimas. Tai tik balansas. Dabar yra tik balansas, nes dabar yra informacijos, kaip sakoma, laikotarpis, vienur yra kažkas sugadinta, neturi teisės padaryti blogai ir, kaip pačiam daryti. Aišku, visokių būna situacijų, gali būti klaidų, bet jas reikia visada ištaisyti. Maistas turi būti ir skanus, ir gražus. 50/50 mano atsakymas būtų. O ar turite jau tokį patiekalą, kuris būtų jūsų virtuvės, vizitinė kortelė? Galbūt, sakyčiau, netgi ne patiekalas, o tai mūsų, šiaip, čia du būtų. Mūsų grill miksas, tai pasirinkimas, vištieno šlaunelių mėsos kepsnelių, sprandinė šašlyko ir grill šonkaulių su grill daržovėm ir garnyrų. Tai čia mūsų vizitinė kortelė, kuri yra 90% visų užsakymų. Na ir plovas, kuom tikrai galim didžiuotis, tai kad, pavyzdžiui, Druskininkuose, nežinau, jeigu matėt reklamai, praeitais metais rugsėjo mėnesį užėmėm per plovo varžybas 2 vietą, kur buvom vienintelė, kaip sakoma, sąžininga europinė komanda. Ką reiškia sąžininga? Kaimynų Lenkų komanda buvo su virėju iš Azerbaidžano.
Tai mes vieninteliai, kaip Sunku sakau, konkuruoti, bet vis dėlto antra vieta. aš nesitikėjau, kad mes aplamai kažką ten paimsim, nes mes atvykom ten su mūsų priekaba Arno Grill. Ir kaip kolega pastebėjo, kad sako, kažkas paklausė, tu iš čia dešrelių kept atvažiavot ar ką, o ten stovi visi su tais didžiuliais kazanais ten ir ateik Taškento plovas, ta charizma jų didžiulė, tos kazanai 250 litrų ir didesni. Pavyzdžiui, jūs jeigu eitumėt per Cepelinų varžybas, tai Cepelinos pas lietuviai pirktumėt. Nu, tai bet, o dar ten ne tik buvo varžybos, bet ir lauko prekyba. Aš galvoju, net neišsiparduosim. O tai žiūrėkit, iš karto kilo toksai klausimas, ar lietuviai, ar galima pasiekti tą, pavyzdžiui, šašlyko kepimo lygį, kurį kepa ten, nu, nežinau, Sakartvelo žmonės, ten azerbaidžaniečiai, tie, kurie ten nuskaitosi jau asai. Nu, aš manau, kad galim. Esmė yra kame. Yra dabar, kaip sakoma, didžiulė produktų logistika, taip, produktai keliauja. Kiekvienoje šalyje yra savo geresni produktai. Kaip sakoma, mes lietuviai mėgstam kiaulienos sprandinę, taip? Ir ją išmokti gerai kepti, įskaitant tuos principus išmokus iš tų meistrų, bet atitaikius į savo produktą. Tikrai galima gerai padaryti. Mes turim ganėtinai stiprią ir mokyklą. Šiaip Lietuvos kulinarija dažniausiai, bent jau kai aš mokiausi, tai buvo paimta prancūziškos virtuvės pagrindu. Bet ką aš noriu pasakyti, kad svarbiausia yra ne regionas, o principai. Išmokti daryti taip, kaip reikia ir suprasti, kam tai daryti. Kai, pavyzdžiui, suprantama, kai kurios principas tam pačiam šašlykų kepime arba kitų patiekalų, aišku, mes galim pasiekti tikrai gerą lygį, nes mes tai adaptuojam į savo produktus. Ir mes žinom, kaip elgtis su produktais, kurie geriausiai yra mūsų šalyje. Netgi dabar lietuviškas meistras įgautų kalnuose ten bėgiojančios, kaip sakoma, avies mėsą, kuri ten valgė žolytės, iš pirmo karto ją nesugadinti būtų sunku. Reiktų pasiteirauti tų meistrų, kaip dirbti su šitą, su jų patiekalais. Aš žinau tokią, netgi girdėjęs tokią informaciją, kad tie meistrai su mūsų produktais daro ne taip gerai, kaip mūsiškiai. Nes jas reikia jų ypatumą suprasti ir žinoti. Tikrai žinau, kad daug Šalčininkų rajono renkasi jau jūsų virtuvę ir antrai dienai kažkokio tai renginio. Kaip pavyksta nupelnyti jų tą tokį pasitikėjimą? Ir tada dar būtų klausimas, ar tenka dirbti už rajono ribų? Dėl pasitikėjimo, tai aš manau, kad čia kaip ir dauguma, jau gal kas girdėjo, žinot, mes maksimaliai stengiamės laikyti kokybę. Tai yra tas sąžiningumas, nes, pavyzdžiui, skirtingai nuo restorano, kur žmogus nemato virėjų, atėjo, pavalgė, išėjo, mes esam nuo, kaip sakoma, šventės savininko pergyvenimo ir paruošimo savo šventai, nuo pirmų skambučių, kai mūsų užsako prieš pusę metų, prieš 2 mėnesius. Nuo to etapo esam kartu per visus susiskambinimus iki paskutinio patiekalo atidavimo. Ta prasme, mes esam artimam kontakte su savo klientu, artimoj gamyboje. Mes matom, kaip žmonės valgo, tai tik kokybė. O atsakymas į antrą klausimą, už ribų, tai aš sakyčiau, mūsų rajono ribų mes turim gal 10-15% užsakymų. Dauguma užsakymų pas mus yra aplink Vilnių, tai yra Aukštadvaris, Trakų rajonas, važiuojam į pajūrį, o realiai tai važiuotumėm, kur reikia. Būtų užsakymas artimajam užsienyje, ten ir važiuotumėm. O vis tiek mums labiau įdomus Šalčininkų rajono gyventojų skonis, tai vis tiek pastebėjote per savo darbo laiką, ar kinta tas skonis, ar klientas tampa reiklesnis šiandien? Taip, 100% taip, nes daug yra internete, socialinėse tinkluose, receptų, dabar maisto gamybos, šiaip maisto gamyba turi populiarizacijos kultą, tai yra visi gamina, visi bando gaminti. Yra grill festivaliai, kur vyksta. Taip, reikia tikrai laikyti kokybę ir skonis tikrai kinta. Nori, kad žmonės stebintų. Aišku, kažką noriu pasakyti, jeigu pas tave mėsa nėra sultinga, plovas nėra birus, grill daržovės nėra traškios ir aromatinės, net nėra ko važiuoti pas žmonės tada, kaip sakoma. O tai sakykit, Šalčininkų rajono gyventojai, kai užsisako jūsų maistą, kokį jie dažniausiai renkasi? Kokios dabar tendencijos yra? Šiaip, kas liečia mus, nes jie renkasi tai, ką mes turim, taip jiems svarbiausia, kad, kaip ir sakiau,
šašlykas, kad būtų sultingas. Pas mus šiaip du variantai. Arba šašlykas ir grill meniu, arba plovą mėgsta. Bet netgi, sakyčiau, yra metų laikų tendencija. Žiemą nori labiau plovo, troškinių, kazanė, guliašų, kai kurie prašo. O vasarą tai plovas, na ir kaip minėjot, antros dienos, tai sriubos gan dažnai yra mūsų rajone. Žmonės kartais nori sriubyčių, kad atgauti jėgų po ten vestuvių, gimtadienių ir panašiai. Ar turite jau tokį kažkokį labai įsiminusi renginį, kuris, kažko jūs patį nustebino galbūt? Man dauguma renginių įsimena iš tikrųjų, bet taip vienas galbūt stipriausių buvo, tai 80 žmonių įmonė šventė prie Vilniaus, neatsimenu, man atrodo, Aukštadvaris, bet ten buvo visos dienos gamyba. Nuo pirmojo patiekalo sriubų, dviejų, kur buvo dalis, reikėjo daryti su korekcijom, nes dalis vegetarų, dalis mėsaėdžių, tada užkandžių ten 6 pozicijos buvo papildomai paimta ir dar karštieji patiekalai. Ir daug korekcijų buvo. Kai kur reikėjo duoti šašlykus be svogūnų, nes yra alergiškų. Ta prasme, kaip 40 iešmų šašlykų, dedi žymėjimą iš folijos, kad va čia yra marinuota be svogūnų, nes nedaug dieve, žmogus alergiškas svogūnams valgys šašlyką su svogūnais. Ir mūsų ten važiavo 8 žmonės, kur ten buvo visos dienos darbas. Tai įtampos daug tokiuose renginiuose iš tikrųjų. Įtampa buvo nuo A iki Z, nes tada dar buvo labai blogas oras. Bet kaip šiandien lyjo lietus, buvom pilnai ten palapinę sujungę su priekaba, prisirišę visais įmanomais būdais prie medžių, žemės, nes ir vėjas, lietus, viskas kaip turi būti ir sunkiausias galbūt patiekimo atžvilgių renginys. Pilna išbandymų būna tokiais. Bet čia ne didžiausias kiekis buvo, čia galbūt sudėtingumas buvo įvairovėje, korekcijom, nes kai reikėjo sriubos ir be mėsos, ir su mėsa, ir patiekalų vegetaram, ir halų misūrį kepti, ir mėsą duoti. Ir visko reikėjo. Tai kartais būna sunkiau negu tiesiog padaryti 200 porcijų, 300 porcijų plovo. O ar yra jau taip, kad kai jūs apsilankote renginį ir kai visi išbando jūsų patiekalus, po to jūs kviečia visą virtinę tų svečių buvusių toj šventėje? Ne visa virtinė, bet tikrai būna. Net dažniausiai būna. Skambina ir sveiki, buvau tokiam gimtadienį. Patiko, noriu, prašom. Ir dažnai būna, kad tie patys klientai užsako mus kelis metus iš eilės. O jeigu kalbant apie jūsų virtuvę kaip apie verslą, kas yra sunkiausia valdant tokio tipo verslą? Sezoniškumas. Įvertinti būtent tai, kad aktyvumas prasideda nuo gegužės iki rugsėjo kažkur. Ir žiemos laikotarpis, nes tai yra sezoninis verslas. Ta prasme, reikia sezono metu gauti maksimumą, ką gali, nes žiemą bus mažiau tikrai. Bent jau kol kas praktika tai rodo. Tai jau turite kažkokią verslo pamoką, kurią labai gerai išmokote, ar kurią reikia mokėti valdant tokią? Jos atsiranda pastoviai. Aš kai kartais kalbėjau su rimtesniais verslininkais, su žmonėm, kurie daug metų yra maisto versle, tai suprantu, kad kasmet atsiranda naujų iššūkių, atsiprašau. Tai būtent mūsų tai sezoniškumas, ypač tik sezoniškumas, nes dar savo virtuvės kaip tokios stacionarės nėra, tai nuoma, tai išlaikyti rezervą, pasibaigius vasarai, kad žiemą turėtai. Ar savo labai geram draugui patartumėte imtis tokio verslo? Jeigu jam patinka, taip. Aš iš vis patarčiau kiekvienam žmogui daryti tai, kas jam. Jeigu tu mėgsti tai, jeigu tau tai patinka, tai tu ten, kaip sakoma, atiduosi visą savo energiją ir vis tiek išspręsi problemas, kurios kyla. O ar sunku išlaikyti kokybę, kai užsakymų labai daugėja? Tai nėra lengva, bet nėra sudėtingumo. Bet galbūt, sakyčiau, nėra sunku dėl to, nes mes darom tik kokybiškai, bandom daryti tik kokybiškai. Jau jeigu netyčia, praktikantas, pavyzdžiui, ruošdamas, marinuodamas mėsą sugadina, tai aš geriau ją paimsiu, sušaldysiu savo, po to, kad su draugais pirty kažkur žvejybai pasikepti, nupirksiu naują, patirsiu nuostolį ten kažkiek, bet negu duosiu ten nevykusių produktą. Pas mus tik toks yra principas. O šiaip įdomumo dėliai, pavyzdžiui, truputį sugadinusi kažką, reanimuoti dar kažkaip tai galima tą
Nu, yra tokių, turi šefai tą tokį kažkokius būdus, kad pataisyti kažką. Priklausomai kur. Jeigu žmogus išdžiovino šašlyką, sulčių ten neįkiši. Jeigu marinuodamas sugadino proporciją, pavyzdžiui, druskos ir cukraus, joks mirkymas nieko nepadės. Čia yra pataisomi dalykai, yra nepataisomi dalykai. Pavyzdžiui, ką įmanoma pataisyti? Na, kaip sakoma, gamini plovo, dar ryžiai nedavėrė. Nu, tai dadėsi vandens davirs, kaip sakoma. Bet jeigu yra kritinė klaida, žmogus perpylė vandenį, jau ryžiai perbrinko, tai yra jau nepataisomas dalykas, tai dėl to reikalingas jau būtent meistriškumas. Yra virtuvėje dalykų, kurios galima ištaisyti, bet kai kurios kritinius geriau daryti produktų pakeitimą. Tai yra brangu, tai skauda kartais, visi žmonės daro klaidas, bet mūsų bent jau principas yra toks. O kaip nereikia gaminti kitiems renginiui kažkokiam, kokį patiekalą renkatės, kokį mėgstate gaminti? Sau? Taip. Šiaip aš esu mėsaėdis ir netgi mano patiekalas būtų tai mėsa visais įmanomais būdais. Noriu pasikepu kepsnį, darau troškinį. Man netgi patinka tas variantas, tai yra šaldytuvą, guli mėsa, guli daržovės ir neturi konkretaus patiekalo, tai žiūri, ką aš iš to padaryčiau. Ir totaliai toks smegenų poilsis ir improvizacija. Pasikepęs svogūnus, morkytės, mėsą, dar kažką ir eini, galvoju, dėliodamas savo dėlionę. Va čia yra mano mėgstamiausias patiekalas. Tai čia yra kūryba tokia, vis tiek taip atsiranda nauji receptai turbūt. Taip, kai darau sau, ne kažkam kitam, čia mano tas. Ir toks poilsis su pagaminimu gaunas. Bet nežinai, kaip sakoma, atidarai šaldytuvą, nežinai, kaip sakoma, kas bus. Vat kaip Gordonas Ramzis vieną kartą pasakė, žiūrėdamas jo laidą, sako, aš gamindamas savo virtuvėje savo, kaip sako, išleidžiu paraką, ta prasme, galiu gaminti be ribų. Ten ir aštrumo, kiek noriu, ir visą kitą. Tai mano patiekalas yra produktų improvizacija. Paminėjote Gordoną Ramzį, ar turite tokių šefų, kurie įkvepia jūs, kuriuos žiūrit, įsijungiat laidas ir žiūrit, kaip jie gamina? Aš žiūriu labai daug šefų, bet man dabar netgi ne įžymybės, kurios populiarios yra būtent iš medijos laikų, kai ten Ramzis, Ivlev arba Dukas, kiti vyrėjai. Man net dabar patinka, kaip sakoma, protingų, kaip sakoma, blogeriai iš YouTube'o, bet būtent ne tas variantas, kai 10 kartų pagaminau plovą ir mokau žmonės, o kurie yra tikrai daug pasiekę. Tokie kaip, pavyzdžiui, tiek paties ten Stalik Inkišijev arba Chef Ham, tas amerikietis juodavodis, jie man tikrai yra labai įdomus žmonės, kurie kurdami video, gamindami tiem, kas jiem patinka, sukūrė būtent auditoriją, verslą ir pasitikėjimą. O šiaip dėl būtent meistriškumo įkvėpimo, tai aš mėgstu pasižiūrėti, pavyzdžiui, uzbekų arba azerbaidžaniečių video, kur yra be vertimo, kur netgi jūs vardų ir pavardžių neištarsite niekada, kur tik vietinė kalba, kaip, pavyzdžiui, gamindamas plovas į 8 tonų, arba ten autentiškas šašlykas, kur video yra nepopuliarus, sulaukia mažai, kaip sakoma, dėmesio, bet aš kai ko autentiško labiau linkęs pasižiūrėti iš ten, negu iš ten masinio. Tai bet tikri meistrai, tai kas man patinka, tos virtuvės dažniausiai yra nelabai populiarus. O įdomu, kaip vertinate tas, kaip jos vadinasi, net nežinau, molekuliarinės ar molekulinės virtuvės, kur iš tikrųjų tokios išskirtinės yra. Jūs kaip šefas kaip vertinate? Jeigu kaip šefas galėčiau sakyti tai kažkas tai nauja, profesionalu, tai reikia labai sudėtinga, jeigu atsakyti kaip asmenybė, tai yra visiškai ne man ir man nepriimtinai dalykas. Kaip šefas galiu pasakyti, kad čia esu didelė pagarba tiem, kas tai daro ir užsiima, nes tai yra labai sudėtingas procesas, kas jį išmoksta. Bet mano požiūris tai jau maisto valgymo iškreipimas toksai. Man maistas turi atrodyti kaip maistas, o ne pakeista kito skonio emulsija. O kas jums apskritai yra geras maistas? Kokybiškai su meile pagamintas maistas. O jeigu... Tai paprasta.
taip paprastai skamba, bet iš tikrųjų nepaprasta. Pavyzdžiui, kai ateini į kavinę ir restoraną, aš kartais mėgstu taip neužeiti į virtuvę, bet pastebėti, kas ten dirba. Ir kai matai žmogų, Emocija pavargusi tiesiog. nuo rutinos, kuris nori namo, kuris jau pavargo, jam reikia stovėti pamainą nuo pamainos. Nu, man atrodo, kad maistas perduoda to žmogaus emociją. Vat kodėl man patinka mano virtuvės sumanymas ir verslas, pas mus žmonės dirba savaitgaliais. Tai nėra rutina, tai nėra Jo. stacionarus, kaip sakoma, rutininis darbas. Aš bent jau, kai su manim važiuoja komanda, bandau vesti tokį, kaip sakoma, visus tokią nuotaiką, kad mes važiuojam pas žmonės į šventę. Reiškia, važiuojam su nuotaika. Reiškia, reikia gaminti su malonumu. Su aistra, su emocija, klausytis, jeigu dar kol svečiai neįjungia, įsijungti gerą muziką savo, kuri patinka. Ta prasme, kaifuot nuo to, ką darai. Kitaip. O jūsų komandoje yra žmonių, kurie ne savaitgalės, kai negamina jūsų virtuvėje, dirba visiškai kitokius nesusijusius su virtuvė darbus. Dauguma taip. Dauguma. Dauguma yra buvusi virėjai, bet neatradę kažkur savo atsivalgę. To dalyko. Atsivalgę arba pavargę rutininės, kaip sakoma, rutinio virėjo arba šefo darbą. Nuoja į kitus verslus, nes šiaip rutininis darbas šefo stacionarioje virtuvėje yra iš tikrųjų labai sunkus ir sudėtingas. Tai 12 valandų dažniausiai pamaina būna, ilga trumpa savaitė, darbas iki ten vos ne paskutinio kliento, paruošimai, atidavimai, stresai ir nežinai kas, rutiniškai tai yra labai sunku. Pas mus irgi nėra lengva iš tikrųjų, bet jeigu žmogus dirba virtuvėje, pavyzdžiui, porą metų gamina tuos pačius patiekalus, korekcijos vyksta gan retai, tai jis jau pavargsta pastoviai daryti tą patį ir tą patį. Tai dar su to, man atrodo, susiję. O sakykit, iš kur jūs imate savo patiekalams, produktus? Visiems įdomu, turbūt mėsa pagrindinis jūsų ir daržovės. Daržovės, mėsa. Tai tas jūsų kelias, kol atkeliauja ta mėsa, pavyzdžiui, jūsų virtuvė, iš kur jinai atkeliauja? Kadangi mes dar neturim labai didelės masės klientų, kad, pavyzdžiui, turėti ten 300-500 porcijų, kaip sako, aš porcijom dabar sakau, į savaitę. Vidurkis tai yra ten kelių renginių, net ten 50 iki 100. Ir tai yra nestabilu. Viena savaitė yra tokia, kita savaitė gali būti tokia, po to gali naujas atsirasti. Tai aš perku kol kas tiesiog, kaip ir visi paprasti Lietuvos gyventojai, mūsų parduotuvėse. Jeigu kiauliena, tai Norfa. Kai kurie yra, mūsų kaip šilčininkų, yra vietinės parduotuvės, kaip pas Danutę, arba už Kamelijos, kur visi yra. Žinom. Jo, čia kur iš šilčininkėlių ūkininkų atvažiuoja. Tai ten yra, kas liečia kiaulieną labai kokybiškai ir gera. Vištiena irgi arba Norfa, arba Lidlas man asmeniškai patinka. Nes aš žinau, kad kelias tai yra arba ūkininkai, tokie kaip šilčininkėlių ūkis, arba, pavyzdžiui, kur yra kiaulidė prie Kauno, iš ten dažniausiai važiuoja kiauliena. Ir kas liečia vištieną, tai Rudaminos paukštynas. Man tiesiai iš ten kol kas dar nėra pravartu imti didelius kiekius ir šaldyti, ko aš labiausiai nenoriu. Tai tikrai, jūsų virtuvė yra tikrai neiššaldytos mėsos, jinai turi būti šviežia. Ir, nes minėjote, kad jūs negalite ten avinuko vieno nusipirkti vien dėl to, kad jūs jo viso nesunaudosite vienam renginiui. Čia nebent tik tais, jeigu klientas pats užsakys, buvo atveju, kai žmogus turi paėmė avį, sutarėm, kad tikrai žinau gerą vieną, ir sako taip, man reikalingas iš šitos dalies plovas, kaulus sriubai, kad ten išlyka minkštimą gali ten man faršais palikti. Arba jeigu tam užsakymui susinaudos visos tas avinėlės, tada tikrai galima. Ir turiu žmonių, kurie siūlo ir tikėjų, dėl avienos yra tikrai galim gauti ir geros ir kokybiškas, bet dažniausiai žmonėm nereikia pilno avieno. Ir ką noriu pasakyti, Lietuvoje aviena tik įgauna populiarėjimą, nes kažkodėl daugumai nepatinka, ar kvapas, ar dar kažkas. Man atrodo, čia iš senesnių laikų yra, kai buvo tos kailinės veislės tų merinosų avių Tarybų sąjungoje, kur augino kailių pagrindę, daug metų laikė jas, kad daugiau kailių duotų, ir mėsa ten buvo dažniausiai su labai stiprių gyvūno kvapu. Ir pigi labai buvo, žinau. Pigi buvo. Jo, vis sako, kad buvo pigi, kas dabar visai tendencija pasikeitė. Dabar yra brangi.
Kaip gaila, man asmeniškai kuo stipresnis avienos kvapas, to man skaniau yra. Jo. Tai aš mėgstu. Tai, bet Ir atskira tema turbūt prieskoniai. prieskoniai, tai pas mus yra taip. Kai kas yra promo, nes ten galima gerai pirkti dideliais kiekiais. Kai kas yra iš plovo namai, iš draugų iš Uzbekistano, jie yra atidarę čia parduotuvę internetinę. Ten dar yra šiaip labai fani ryžiai lazer. Šiaip jie yra sudėtingi, dirbti su jais yra daug sudėtingiau, nes jie labiau reiklus vandens proporcijai, labai sunku, labai lengva sugadinti. Tiksliau. Jo, pataikyt labai ten tiksliai, reikia net dirbti pusiau garais. Bet tikrai geros kokybės ir vežti tikrai iš Uzbekistano. Razinos, prieskoniai šiaip vat iš plovas namai, čia iš draugo, kaip sakoma, Bachtijoro. Uzbekas jau gyvena, galima sakyti lietuvis jau, žmogus ilgą laiką jau Lietuvoje gyvena. Tai visom šeimininkėm pasakykit, tikrai ne iš visų ryžių galima plovą skanų išvirti. Kiekviena rūšis ryžių yra skirta tam tikram patiekalui. Yra ryžiai, kurie tinka tam tikrai plovo rūšiai, nes plovas labai plati tema. Čia būtų kaip pora šitų podcastų, jeigu ją pradėčiau pilnai, bet plovas patiekalas, kurį žmonės gamina nuo Indijos, Pakistano, Uzbekistano. Čia yra netgi, aš sakyčiau, nuo Indijos iki Pakistano ir dar per visą Aziją beveik. Tai ir kiekvienam regionui, kiekvienoje šalyje skirtingas požiūris į plovą. Tai, ką mums yra populiaru, tradicinis uzbekiškas plovas, tai irgi plati tema, nes Uzbekistane virš 80 rūšių plovų yra. Ir yra kai kurios rūšis, kurios kardinaliai keičiasi. Yra netgi plovas, kur nei vienas produktas nėra kepamas. Švarus plovas, kuris yra virtas, arba, pavyzdžiui, azerbaidžanietiškas plovas yra, kur mėsa atskirai gaminama, sujungiama su plovu. Ir patiekiama. Tik paskutiniame etape, taip. Tai jeigu atsakyti į klausimą dėl ryžių, kuriam tinka, tai ryžiai auginami ir tam regione, kurie buvo auginami, ten buvo patiekalai, kurie labiausiai tinka. Pavyzdžiui, Kinijoje ryžiai turi kitas charakteristikas, jie yra lipnus, iš jų galima lengvai formuoti. Jie irgi turi porą rūšių. Pavyzdžiui, jie turi rūšių ir birių ryžių, taip, o basmatis. Basmatis ryžiai su išskirtiniu skoniu, bet jie kai kuriem rūšim plovo tinka. Uzbekiškam plovui geriausiai tinka uzbekiški ryžiai, kurie auga ten. Ir tai priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, Devzira turi ryžiai savo ferganietiško, taip sakoma, plovo, labiausiai tinka ferganietiškam plovui, taip. O lazer jau labiau į Taškento pusę, nes tam anksčiau buvo problema su vandeniu ir jie gamino pusiau vandenį, pusiau garuose. Tai čia gan plati tema. Ką nori pasakyti apie mūsų šeimininkėm, apie... Ar jos nuėjusios į parduotuvę gali nusipirkti ryžių, iš kurių gerą plovą pasidaryti? Jeigu mes darom tą mūsų, kaip sakoma, arčiausiai liaudies variantą, jis yra labiau panašus į tą ferganietišką plovą, tai plikyti. Svarbiausia imti plikytus ryžius. Jie atleidžia daugiausia klaidų gaminant. Ir gerai išlaiko ir ilgesnę gamybą, ir didesnį vandens kiekį. Tai svarbiausia pradėti nuo plikytų ryžių. O po to gilintis informaciją ir tobulėti. Galima tikrai plovą pagaminti normalų savo šeimai, draugam plovą nuėjus į parduotuvę. Tikrai galima. Arnoldai, ar yra patiekalas, kurio niekada negamintumėt? Čia ne apie grilį, o apie... Apskritai gal? Šaltieną. Šaltieną. Kodėl? Nemėgstu. Taigi mūsų krašto patiekalas visi. Žinau. Aš valgau, kai reikia, galiu valgyti bet šaltieną. Man tekstūra nepatinka. Ir želė. Galiu bet ką valgyti. Ir valgyčiau, bet negaminčiau. Nepatinka ir gamybos procesas, ir galbūt tas virtų kolageno kvapas. Ar namie dažnai tenka irgi prie grilio stoti ir kepti savo šeimos nariams? Ar vis dėlto norisi ilsėtis nuo jo labiau? Tenka dažnai, bet man tai yra malonumas dėl to, kad gamyba draugam, šeimai, tiesiog grilinant, atsipalaidavus. Čia ir bendravimo forma. Man tai yra poilsis. Kai neturi taimingų, neturi griežto laiko, būtent tą valandą, čia svečiai turi atvykti. Atsipalaidavęs, gamta, šeima, draugai, man tai yra poilsis. Aš net nežiūriu tai kaip į darbą kažkokį. Tiesiog, jeigu
15-20 žmonių, nu, ta prasme, šeima, draugai, kažkur prie gamtoje ar ten sodybai, kur nors šiaip atsipalaidavę, kas nori į pirtį, merginos ten kažką užkančius padaro, salotos ir panašiai, iš savo kempų ramiai arba plovą gaminu, man tai nesunku. Čia net viena iš atpalaidavimo formų, atsipalaidavimo. O kokiam žmogui labai norėtumėt pagaminti vakarienę? Aš net nežinau, kaip pasakyti. Nežinau, čia rinkitės ar kažkokią... Aleksandr Usik. Papasakokit. Tai vienas mėgstamiausių boksininkų, jis ukrainietis yra, bet tai... Ir kodėl papasakokit būtent tiesiog įdomus žmogus. Apskritai turbūt gaminti maistą įdomiam žmogui, su kuriuo po to galima bevalgant dar ir kalbėtis apie kažką įdomaus, turbūt labai svarbu. Tiesą sakant, neturiu tokio didelio asmenybių kulto, tiesiog čia kaip buvo vienas iš žmonių, kuriam galbūt įdomu būtų pagaminti. O tokių, būtent, kad kažkam stipriam potraukiu nėra, aš kaip sakoma, aš manau, kad kiekvieno mūsų gyvenimo mokytoja anksčiau ar vėliau atsirans pas kiekvieną žmogų. O norėtumėte pagaminti vakarienę, pavyzdžiui, Gordonui Ramsay? Ne. Ne dėl to, kad bijote jo įvertinimo, o tiesiog... Nebėjau, man tiesiog kaip asmenybė yra, turiu jam pagarbą, bet yra daug kas nepatinka. Daugeliui taip atrodo, tarp kitko jo. Ir dabar norėtųsi sužinoti, artimiausi Arno Grill virtuvės planai ir galbūt svajonės? Planai plėstis. Tikrai plėstis, kad daugėtų komandų skaičius ir svajonės galbūt tai būtų sezoniškumo įveikimas, kad tarp vasaros ir žiemos sezono nebūtų didelio šuolio. Taip, pavyktų pagauti formatą, galbūt kas aktualu mūsų žmonėm, nes aš žinau, kad mūsų liaudis vis tiek dažniausiai viską švenčia kaimo turizmo sodybose. Kažkas arba turi mažesnį nuosavą namą, arba butą, yra gimtadienis, reikia surinkti ten 15, 20, 25, 30 žmonių ir pačiam eit ant sniego, gaminti, kaip jau pavargote nuo orkaičių, nuo keptuvių, kad kažkas padarytų šašlykus, tai ar ten plovą, arba troškinius žiemos, tai esame mes, tai ir mes esam tam prisitaikę, tai vat įveikti kažkaip tą požiūrį. O čia galbūt viena iš svajonės būtų, kad žiemos ir vasaros sezonas būtų bent jau panašus. Tai va, dabar turime progą pasakyti mūsų žiūrovams, kad ne tik vasarą reikia rinktis Arno Grill virtuvę, bet visiškai galima ir žiemą, esant bent kokiom oro sąlygom, pūgoms, sniegams, galima kepti šašlyką. Mes ir esam gaminę vieną kartą sausio mėnesį prieš 2 metus, kai buvo non-stop pūga, ta prasme reikėjo atsikasti vietą. Ir dar begamindami pasišluoti, nes sniegas ėjo non-stopu ir dar steikai buvo čia avižienėse. Tai buvo tikrai su iššūkiu, buvo paduota viskas gerai, klientui patiko, fainai, bet mes pastoviai iki kelių pusnį buvom. Ir norėtųsi labai šefo tokio patarimo, kokias mes darome dažniausiai klaidas, kepdami maistą ant grilio. Dažniausia klaida yra akcentas, kad dauguma žmonių galvoja, kad svarbiausias dalykas yra marinadas. Ne, svarbiausias dalykas yra kepimas. Ir bet kokio maisto, kalbant apie mėsą, yra vienintelis principas kepant. Aš dabar ne apie troškinimą, apie kepimą sakau. Pagaunant jūsų reikalingą vidaus temperatūrą, pavyzdžiui, kiauliena pilnai iškepta 75 laipsniai viduj, ta temperatūra. Reikia pagauti tą temperatūrą arba 1 laipsnį mažiau ir nuimti. Nes kiekviena minutė po 75 laipsnių ant ugnies, tai yra tiesiog sulčių išspaudimas iš jūsų mėsytės. Jo, aš dabar nekalbu apie steikus, pavyzdžiui, jautieną, kur yra kitos temperatūros, kur yra ten medium rare, medium well ir panašiai, kas jums patinka. Taip, ten vidutinė arba su krauju, taip liaudiškai sakoma, ten viskas tvarkoja. Ja pataikė, daugiau kept nereikia. Su mūsų šašlykais, su mūsų vištiena, su kiauliena yra tas pats. Iškepat iki tiek, kiek turi būti pagaminta mėsa ir ne sekundę daugiau. Nes čia tiesiog stereotipai, kai žmonės anksčiau bijodavo mėsos kepti daugiau, kad ten skrudesnė būtų. Čia tiesiog yra mėsos sausinimas. Visi mėgstam sultingą mėsos gabalą. Tai ne minutę ilgiau kepti negu reikia. Vat yra pagrindinės, kaip sakoma, pagrindinė paslaptis.
Ir norėtume labai pabaigai galbūt patarimo arba konkretaus recepto, kur mūsų žiūrovai galėtų paklausę mūsų pokalbio kažką Tai aš pasigaminti. sezonų aktualumui tiesiog kiaulienos, sprandinės, šašlyko receptą, nes man atrodo, kad vat, dauguma mūsų gyventojų gamina šašlyką iš kiaulienos sprandinės. Jis tikrai yra pas mus Lietuvoje gan aukštos kokybės. Sprandinė tikrai gera, tai tiesiog supjaustyti mėsą vidutiniškai apie 40 gramų gabaliukais, tai yra bandyti pjauti. Net tas dydis irgi gali būti svarbus, ar ne? Nereikia per didelio gabaliuko, nereikia. Per didelis gabaliukas yra kitiem patekalam ir jį sunkiau iškepti teisingai yra. Ta prasme, 40 gramų yra optimalu. Bandyti pjauti skersai audinių, ta prasme, guli sprandinė, audiniai eina taip, pjaunam pradžiai steikais, paguldom per pusę ir va taip. Ne palei audinius, o skersai audinių. Druska, 5 pipirų mišinys. Bet tas vienas iš mano paslapčių yra 5 pipirų mišinys. Čia, kurį galima rasti bet kokioje parduotuvėje. Taip, kur grūdai, ypač jeigu jis yra šviežiai sumaltas, tai dar geriau. Druska, 5 pipirų mišinys. Įsimenam. Jūsų mėgstamiausias prieskonis. Mano tai prie kiaulienos yra šviežiai maltos kaliendros sėklos. Ir dėl spalvos, kadangi mėgstam viską ryškiai, gražiai, saldžioji paprika. Iš prieskonių viskas. Svogūnai ir mineralinis vanduo. Ant kilogramo mėsos 100 gramų mineralinio vandens. Svogūnas gerai išspausti, kad paleistų sultį. Viskas. O marinavimo laikas? Neturi įtakos. Valandos pakanka. Jeigu jūs marinuojate Kitai dienai, pavyzdžiui? Kitai dienai viskas gerai. Šaldytuvą tvarko. Jeigu jūs marinuojate išvykstant į savo ten, nežinau, į gamtą, išeinant toj svečiai, užtenka ir valandos. Bet yra vienas niuansas. Jeigu reikia kepti greitai, tai geriau neduoti stovėti, o tiesiog paimti rankas ir maišyti, kol visas skystis neįsigers į mėsą. Čia net nemaišyti porą minučių, čia reikia realiai 5-7 minutės, 10 galbūt be sustojimo maišyti ir jūs matysit, kaip skystis mažėja. Reiškia, jūs maišymu ir taip jau su jėgos, ir jau tą prasme taip stiprokai. Ne stiprokai, tiesiog maišot ir mėsa išgeria tą skystį, tavo mineralinį vandenį, su svogūno sultim, su prieskoniais jų mėgstamais ir jie greičiau įeina į vidų mėsos. Ir kepti tiesiog pataikius tą, kaip sakoma, nekepti daugiau negu nereikia. Bet prieš kepimą dar toks lifhakas mūsų žmonėm, nekepkite iš karto šašlyką iš šaldytuvo. Duokit jam bent pusę valandos pastovėt, kad jis įgautų kambario temperatūrą. Pataikyti tą iškepimo lygį bus lengviau. Ir dar labai noriu vieno patarimo, jeigu norisi nusipirkti kazaną ir dabar populiaru, labai visi mėgstami kazanuose gaminamą maistą, tai kur ir kokį kazaną nusipirkti? Šiaip asmeniškai aš perku iš kietos.lt arba iš plovo namai. Ir turbūt dar nekur nusipirkti, o kaip jį prižiūrėti? Va, kelių patarimų reikėtų. Čia yra toks klausimas dėl to prižiūrėjimo, kokį jūs nusipirkote. Kai kas pirko iš Ukrainos špižinius kazanus, jeigu mes kalbam apie špižinius. Pas mane porą kartų žmonės klausdavo, sako, viską darau teisingai, rūdyje. Taip. Vat aš dar nesusidūriau, bet pastebėjau, kad kai kurie gamintojai kažką galbūt blogai darė, kad jie ganėtinai rūdyje. Pavyzdžiui, aš iš kietos.lt esu pirkęs, tai smėtume visada palaikyti švarų, nepalikti maisto likučių kitai dienai, tiesiog pagamintas maistas turi būti šimtas po gamybos, kazanas turi būti praplautas be chemijos ir suteptas aliejum. Visada kaip ginklas turi būti suteptas aliejum nuo pradėjimo. Ką reiškia plautas be chemijos, tai yra virimas. Vandenį užpylėm, užvirė, dezinfekcija įvyko, kraštus visus apšlakstėm, pravalėm, išvalėm, nusausinom ir tada sutepimas aliejum ir laikyti sausoje vietoje. Ir tarnaus ilgai ir laimingai, kaip sakoma. Tai Arnoldai, ar maistas gali būti emocija? Man atrodo, maistas tai yra emocija. Ir netgi keliosios fazės. Gaminant maistą gauni emocijų, tau tai patinka arba ne.
ir emocija nuo to, kai žmonės valgo, jiem tai skanu ar ne. Ir dar kitas dalykas, emocija nuo to, kaip jie valgo ir jeigu jiem tai patinka, tai dar pasididžiavimas. Tai va, 3 emocijos: gaminant, įvertinimas ir skonis. Vat gaunam 3 emocijos, vieną iš paprasto dalyko, kaip maistas arba maisto gaminimas.